Žinau, kad įvairiose gyvenimo situacijose mėgstate vadovautis senolių išmintimi. Ir kartais tai tikrai veikia. Bet jeigu klausytumėte patarimų, kad santaupos geriausia laikyti kojinėje, pagalvėje ar pačiūžiniu, tai mūsų gyvenimas ko gero atrodytų kaip šiame vaizdelėje. Surinkite visus. Dėkit visus lygiai vieną. Absoliutus chaosas ir belenkur skraidantis pinigai. Mūsų senoliai protingi ir patirties turintys žmonės, bet šiais laikais atsainiai ir bet kaip laikyti savo pinigus paprasčiausiai yra trumparegiška. Įsivaizduokite, jeigu jums namuose sugenda indaplovė ir jūs neturite žalio supratimo, kaip ją aptaisyti, juk išsikviesite meistrą. Panašiai yra ir su pinigais. Lietuvoje vis dar turime tendenciją, kad finansinio raštingumo trūksta. Ir jei neturime pakankamai žinių apie pinigus ir jų valdymą, kodėl nepasinaudojus profesionalų finansų institucijų paslaugomis, kurios tinkamai pasirūpins mūsų pinigais. Mažiau streso, ramesnis miegas ir užtikrinimas, kad nepamiršite, į kurią kojinę nugrūdote savo lėšas ir jų neprarasite. Na nebent atsitiktų štai taip. Per visą Lietuvos istoriją bankų apiplėšimai yra tokie reti, kad didesnė tikimybė, jog Vilija Blinkevičiūtė pasakytų, kad galiausiai taps premjere, nei kas nors apšvarins banką. Be to, jūsų pinigai ten yra dar ir apdrausti. Tiesa, prieš 10 metį 100 000 lietuvių buvo kilęs toks klausimas. Kur Snoro banke pinigai? Vadam, apsimėsiu, kur Snoro banke pinigai? Ir klausimas buvo teisingas. Mat, Snoro bankas, o tiksliau jo machinatoriai vadovai, pradangino lietuvių pinigus. Bet apie Snoro ir kitų bankų griūtį šiek tiek vėliau. Taip, ne visiems bankams pasisekė išlikti stabiliems. Bet matant dabartinę situaciją, tai jau istorija, iš kurios gerokai pasimokyta, stiprinant finansų sistemos stabilumą. O dabar spausk like ir subscribe ir pradedam. Pasižiūrėsime, kas iš vis yra bankai, kodėl kai kurie iš jų griuvo ir kodėl dabar padėtis yra geresnė nei anksčiau. Pasižiūrėk video iki galo ir sužinosi, kur geriausia yra laikyti savo pinigus. Šiais laikais bankininkystę suprantame kaip būtinybę pažengusiai visuomeniai. Šios įstaigos leidžia optimizuoti turto valdymą, gerina žmonių ir įmonių gyvenimo kokybę, suteikdami paskolas ir taip skatindami investicijas bei vartojimą. Galų gale, tai leidžia pakankamai saugiai laikyti savo pinigus, o už tai dar gauti ir palūkanas. Jau nekalbant apie kasdienių operacijų, tokių kaip pinigų pervedinimai, mokėjimai, reikalingumą. Patogumo prasme bitkoinas kol kas dar graudžiai verkia kamputyje. Na, bet nuo ko viskas prasidėjo? Bankinių operacijų užuomazgas galima užčiuopti dar senovės Babilono, Egipto, Graikijos ar Romos laikais. Šventyklos, stambus pirkliai ir valstybės žinybos priimdavo saugoti monetas, aukso ir sidabro dirbinius bei kitas brangenybės. Viduramžiais išsiplėtojus prekybai ypač padidėjo pinigų keitimo operacijų paklausa, o kartu steigėsi ir bankai, kurie galėjo finansuoti, pavyzdžiui, pirklių veiklą. 17-18 amžiuje pradėjo steigti centriniai bankai, suteikė galimybę stabilizuoti vietinės valiutas, teikti finansinę paramą valdžios institucijoms ir stiprinti valstybių ekonomikas. Pavyzdžiui, 1694-aisiais įsteigtas Bank of England turėjo teisę leisti banknotus, kuriuos buvo galima iškeisti į aukso monetas. Ir būtent su šio banko veikla siejama popierinių pinigų eros pradžia. Galima drąsiai sakyti, bankai sprendė pagrindinės tuo metu vyravusias problemas. Kur ir kaip saugoti savo turtą. Kaip užtikrinti ekonominį stabilumą ir iš kur gauti pinigų, verslo ir prekybos plėtojimui. Sounds familiar? Šie pagrindiniai vardikliai per šimtmečius taip ir nepasikeitė. Lietuva nuo madų irgi neatsiliko. 19 amžiaus viduryje buvo panaikinta baudžiava, čia pradėjo steigtis bankai. 1872 metais šalyje jau buvo galima gauti ilgalaikės paskolas, kad ir 66 metams. Jau nepriklausomoje Lietuvoje 22 metais įvedus litą įkurtas ir Lietuvos bankas, o prieš antrą pasaulinį 39-aisiais visų šalies bankų nuosavas kapitalas sudarė apie 95 milijonus litų, o paskolų buvo suteikta už 384 milijonus. Na, o indėlių suma siekia apie 200 milijonų. Na, ne dabartiniai 23 milijardai, bet vis tiek rimta. Tada, aišku, atėjo ilgi okupacijos metai ir prie sovietų nepriklausomos bankinės sistemos nebeliko. O kaip mes tada gyvename, gali pasižiūrėti šiame video, kur aš lyginu laisvos ir okupuotos Lietuvos gyvenimo realijas. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę prasidėjo visos bankų sistemo kūrimas iš naujo, kuris buvo, na, kaip čia pasakius, nebe paslydimų.
Bet pirmą išsiaiškinimo, kas iš vis yra tas bankas ir kokia jo nauda. Bankai kaip finansinės institucijos yra ypatingai svarbios tiek verslams, tiek žmonėms. Pavyzdžiui, verslams bankai suteikia galimybės gauti finansavimą, kuris būtinas tiek kasdieniai veiklai, tiek plėtrai. Neabejotinai, kai kurie verslai konkurencinėme pasaulyje būtų arba greitai mirę, arba išvis neišvydę baltos dienos šviesos, jeigu nebūtų bankų. Panašiai yra ir su žmonėmis. Apsidaryk aplink savo artimųjų draugų, kolegų rate ir pagalvok, kiek iš jų būtų galėję nusipirkti būtus, namus, mašinas, jeigu ne bankai. Turbūt labai nedidelė dalis. Nes ir būstai su banko paskolomis paimti, ir mašinas leasingų nusipirkamas. Bet to bankas iš esmės yra pati pirma institucija, kuri žmonės supažindina su principu, kad pinigas gali uždirbti pinigą. Pats paprasčiausias būdas padėti į banką pinigus kaip į indėlį ir už tai gauti procentuką. Iki šiol žmonės tą daro ir vargo nemato. Aš ir pats nuo to pradėjau, vėliau jau per banką atsirado galimybė susipažinti su investavimu, ten per investicinius fondus. Problema tik, kad anksčiau alternatyvų nebuvo. Man visą laiką norėsi daugiau, nes atrodė, kad kvaila tos pinigus kišti į vieną vietą. Kaip ir saugu, bet rizika vis tiek išlieka. 1990 metais Lietuvoje veikė 7 bankai, iš kurių 4 valstybiniai. O 94 jų jau buvo 28. Bet kur ateina laisvė, laisva rinka ir viltis dėl ekonominio augimo, kartu seka ir chaosas, su kuriuo susitvarko ne visi. 94-96 Lietuvoje minimi kaip bankų griūties metai. Efektyvios bankų priežiūros sistemos tuomet nebuvo, o dėl chaotiško bankų veikimo kontrolės stygiaus dalimi tokių institucijų suskubo pasinaudoti ir nusikaltėliai. Bankai buvo paversti pinigų plovyklomis ar finansinėmis piramidėmis. Per 2 metus šalyje buvo likviduoti ar bankrutavo 17 bankų. Lietuva buvo palikta daugiau kaip su 270 milijonų litų skola, o gyventojai ir įmonės prarado daugiau kaip milijardą litų. Jau vien ko verta tuometinio Lietuvos banko valdybos pirmininko Kazio Ratkevičiaus vėliau užsakyta mintis, kai pasižiūri, kas ten viduje dėjasi tose bankuose, tai atrodo, kad elgtasi kaip su savo kišene, nors ir su savais pinigais kartais taip nesirengia. Net jeigu Algimantas Čekuolis užsienio žiniasklaidai komentavo apie bankinį chaosą Lietuvoje, reiškia problema buvo itin rimta. The crisis of the banks in Lithuania is another clear indication how difficult it is to pass from the Soviet so-called planned economy to the free market. Praradę pinigus ir bankų apmauti šalies gyventojai išėjo gatves protestuoti. Korumpuoti politikai, į bankų trigrašius sukišę banditai ir visiškas aplaidumas skandino Lietuvą. Vyresni žmonės iki šiol prisimena, kaip driekėsi eilės prie uždarytų bankų, tikintis, kad kažkokiu būdu pavyks atgauti pinigus. Įsivaizduokite, juk prieš patikėdami bankams savo pinigus, jiems nuolat būdavo pompuojamas štai tokios reklamos. Ir tik bam, and it's gone. Kaune įsteigtas Sekundės bankas per 2 metus surinko daugiau kaip 15 milijonų dolerių ir 3 milijonus tuometinių Vokietijos markių. Ir per sekundę tų pinigų neliko. Nukentėjo apie 15 000 indėlininkų. O banko prezidentas Gintaras Dilys 96 metais buvo pasiųstas už grotų už svetimo turto iššvaistymą. O 95 metais Lietuvą sukrėtė kraupus sprogdinimas vidury baltos dienos Vilniuje prie pat vyriausybės rūmų. Taikinys - automobiliu važiavęs 96 bankrutavusio banko Ekspresas, banko šešėlinis valdytojas Rimantas Grainys. Pats bankas buvo siejamas su nusikalstamomis struktūromis. Ryšius su mafija palaikė ir Grainys. O dėl kokių nešvarių ar nenusisekusių sandorių banditai likvidavo, iki šiol keliami klausimai. Automobilį vairavo Rimantas Grainys, kuris pasak neoficialių šaltinių įtariamas svetimais vardais valdęs didelį kiekį Ekspres banko akcijų ir faktiškai buvo laikomas šešėlinių valdytojų. Ekspres banko veikla šiuo metu sustabdyta, iškelta baudžiamoji byla už finansinės machinacijas. Taip pat spėjama, kad Rimantas Grainys galėjo būti susijęs su vadinamosios čečėnų mafijos pinigų plovimu. Atskiro paminėjimo bankų griūties istorijoje vertas ir Gintaras Petrikas. 93 metais Kaune įsteigto koncerno EBSV prezidentas. Koncernas supirkinėjo iš gyventojų jiems valstybės nemokamai skirtus investicinius čekius, už kuriuos buvo galima privatizuoti valstybės turtą. Per porą metų iš gyventojų surinkta daugiau kaip 344 milijonai litų. Petrikas labai greitai veikdamas su bendrininkais sugebėjo iššvaistyti 14 000 žmonių pinigus. Viešoje erdvėje nekartą kalbėta, kad būtent EBSV nulėmė pirmąją banko griūtį Lietuvoje. Mat, koncerno įtakoje buvo ir kiti bankai, bet to įrodyti nepavyko. 97-aisiais Petrikas spruko iš Lietuvos į JAV, tačiau 2004 metais jis buvo sulaikytas, o dar po kelių metų grąžintas į Lietuvą ir galiausiai nuteistas 7 metams kalėjimo už 24 milijonų litų iššvaistymą. Atsidėjęs ir 2013 metais paleistas į laisvę,
Petrikas per daug nesigailėjo, kad smarkiai apkartino tūkstančių gyvenimus. Ir aiškino, kad jį sąžinę graužė tik dėl to, kad jis prarado savo pinigus. Vargšelis. Kur dabar keliauti? Kur keliausiu? Į Marsą. Visai kaip 2011 metais minios žmonių būriavosi prie banko Snoras, tikėdamėsi, kad pavyks atgauti pinigus iš įstaigos, kuriai paskelbtas bankrotas. Na ir naivuoliai. Banko vadovai Raimondas Baranauskas ir Vladimiras Antonovas apkaltinti iš banko pasisavinę ir iššvaistę sunkiai suvokiamas sumas. Jau vėliau nustatyta, kad iš Snoro į asmeninę sąskaitą Šveicarijos bankuose buvo atliktos 35 pervedimo operacijos, kurios siekia nuo 5 iki 74 milijonų eurų. Ir aš realiai nejuokauju. Ir apskritai, machinatoriai bankininkai nevengia mėgautis prabanga už indėlininkų suneštus pinigus. Už banko pinigus, o tiksliau žmonių pinigus. Baranauskas ir Antonovas važinėjasi brangiais Porsche, Jaguar ar Mercedes automobiliais. Gyveno milijonų vertės namuose, kurie buvo registruoti banko vardu. Jau po bankroto žiniasklaida patikrino ir Snoro pastatą. Ten irgi nespjauta į prabangą. Baldeliai biuro, tai aš įsivaizduoju, kad jie yra vardiniai. Jo. Stikliukas jis. Konjakėlių pasidėt, ar ne? O žiūrėk, kaip čia šitas perėmelis padarytas. Kiek čia krokodilų suvalgyti per tą laiką? Normalus, iš tikrųjų, labai prabangus ir geros kokybės baldas. Pinigus praradusiems žmonėms realiai buvo parodytas vidurinis pirštas. Žiniasklaida dar pernai skelbė, kad nors kreditoriams jau pavyko susigrąžinti milijardą, dar daugiau nei milijardas yra dingęs ir negrąžintas, nors nuo bankroto praėjo daugiau kaip 10 metų. Deramo atpildo Lietuvoje vis dar nesulaukė, nes istorija yra nebaigta. Teismai tęsiasi, o generalinė prokuratūra vis dar siekia, kad bankininkai būtų nuteisti 10 metų kalėjimo. Antonovas su Baranausku į posėdžius, žinoma, nevaikšto, nes pagal pačias geriausias machinatorių paniatkės nuo teisingumo slepiasi. 11 metų pabaigoje jie buvo sulaikyti Didžiojoje Britanijoje ir turėjo būti grąžinti į Lietuvą. Tačiau vykstant teismo procesams, 14 metais Britai pranešė, kad nebežino, kur yra įtariamieji. Nesunku atspėti, kur bankininkai dingo. Kad žinoma, kad į Rusiją. Baranauskui rusai suteikė pabėgėlio statusą ir Lietuvai tikrai neatiduos. O Antonovas, kuris ir taip yra Rusijos pilietis, 19 metais buvo pasiųstas už grotų net ir ten, nes iš banko Sovietskiai pasisavino 2 milijonus eurų. Žodžiu, senieji įpračiai nemiršta. Po poros metų Lietuvą sudrebino dar vienas skandalas. 2013 metų vasarį nemokiu pripažintas Ūkio bankas, o gegužę jam iškelta bankroto byla. Didžiausias jo akcininkas Vladimiras Romanovas ir dar 12 asmenų įtarti iššvaistė daugiau nei 40 milijonų eurų. Prokuroras skaičiavo, kad iš vis padaryta žalos už maždaug 370 milijonų. Ką banką paskelbus nemokiu darė Romanovas. Aiškino, kad dabar turės laiko užbaigti rašyti knygą ir turėjo dar vieną Max idėją. Turbūt iš vis tiek iš istorinės knygos ar iš eilėraščių knygos neuždirbsit 40 000 litų per mėnesį. Turit galvoje kažkokių ir kitų turbūt veiklų. Nu, jūs čia taip ant žmonių tokį provokacijos klausimėlį. Aš galvoju, iš naujo vėl pradėsiu, vėl atkursiu Ūkio banką ir vėl įrodysiu. Bet neatkūrė ir neįrodė. Praėjus 4 mėnesiams po šio interviu, Ūkio bankų iškėlus bankroto bylą, Romanovas spruko į Rusiją. Ir jau iš ten saugiai siuntė linkėjimus Lietuvai, kai buvo kalbinamas Lietuvos krepšinio žurnalistų. Sakė, grįž gal, bet nežino, o Ūkio banko milijonų iššvaistymo byla dar iki šiol nebaigta. Aišku, kai pasakoju tik juodas istorijas, gali pasirodyti, kad čia jau Lietuvoje absoliuti anarchija, o bankai daro, ką nori. Taip absoliutinti negalima. Yra ir tvarkingai, ir gerai veikiančių įstaigų, bet kaip ten sakoma, šaukštas deguto visą medaus statinę sugadina. Saugumo jausmo neprideda ir nuolat žiniasklaidoje šmėžuojančios antraštės apie stebuklingai iš sąskaitų nurašomus pinigus, didinamus paslaugų įkainius, stringančią bankų veiklą ir milijardinius pelnus. Bet žinot, nereikia visko suabsoliutinti. Bankininkystė yra verslas. Ir kaip ir kiekvienas verslas, jis turi savo iššūkių ir nesklandumų. Jeigu po nepriklausomybės atkūrimo bankų reputacija išties galėjo kelti daugybę klausimų, o aplink besisukę banditai tik didina nesaugumo jausmą, dabar situacija yra kardinaliai kitokia. Lietuvos bankus akylai prižiūri Centrinis bankas, kurio vienas iš tikslų yra užtikrinti, kad bankai veiktų saugiai, patikimai, būtų likvidus, o jų prisiimama rizika būtų tinkamai valdoma. Tie, kurie tais laukiniais 90 metais prarado savo pinigus, nelabai turėjo kokių nors saugiklių. Dabar įstatymą numatyta, kad kredito įstaigai tapus nemokiai indėlininkai atgautų iki 100 000 eurų sumą, laikoma vienoje kredito įstaigai, o dėl draudimo išmokos galėtų kreiptis per 5 metus nuo draudžiamo įvykio dienos. Bankai yra tapę neatsiejama valstybės ekosistemų dalimi. Reikia pripažinti, kad jie pridaro kliurkų, gali sukelti pyktį
pykti dėl pakeltų įkainių, bet be jų bet kurio žmogaus verslo ar net valstybės gyvenimas gerokai apsunkėtų. Čia noriu pabrėžti vieną labai svarbų dalyką. Bankais pasitikėti galima ir netgi reikia, bet nepaisant to, niekada nepatikėkite visų savo pinigų tik vienai institucijai. Tai paprasčiausiai yra trumparegiškas sprendimas. Kaip niekada anksčiau galimybės yra plačios. Didelis skaičius įstaigų, institucijų, brokerių ir kitų platformų. Todėl auksinė taisyklė - diversifikuoti. Kita auksinė taisyklė - daryti tai patikimose vietose. Na ir galiausiai trečia auksinė taisyklė - gerinti savo finansinio raštingumo lygį. Šviestis ir gilinti žinias. Visas šias 3 taisyklės sujungus į vieną pamatysite, kad gaunasi visai neblogas rytojus. Sėkmės.